lošiami? Tai aš imsiuos priemonių, kad kiek įmanoma sumažinti, apriboti, apsunkinti šituos paminėtus visokius lošimus, kazino ir taip toliau. Nes čia iš tikrųjų žmonėm, kai kuriem, čia kaip liga, tikra liga ir vargas ir aplinkiniam, ir tam pačiam žmogui, ir jisai negali savęs valdyti. Ir atrodo, ne, taigi čia nieko nebus, ašgi viską galiu. Ir nereikia skatinti šitokių dalykų, mano asmeninė nuomonė, kad kai reklamuojam ir sakom, čia lengva, nueikit, čia savo laisvalaikio praleidimui, čia jums smagiau bus, tik tai padarykite. Tai visi šitie, vadinkim, pomėgiai turi savo negatyvią pusę, ir nereikia skatinti. Čia yra klausimas, valstybė gali skatinti, o gali riboti. Tai aš už tai, kad riboti su protu galvojant, o ne visus nugrūdžiant į pogrindį, kai ten nieko nebegali padaryti. Su protu riboti ir kiek įmanoma stipriau. O auklėjimo priemonė reikia pasiūlyti žmonėm kažką tai vietoj to. Ir čia reikia pradėti nuo vaikų, mažiukų. Ir tada po 30 metų mes turėsim kitokią situaciją.